Alright, open in. Dovke. Taip, mano draugė. 23 metų, Kazlų Rūdos Kosmetologija. And what do we do to her? Kill? Apklausa? Tiesiog, žinai, aš kažkaip tai į tą važiuoju, suprantigė. Į Kazlų Rūdą? Į Kazlų Rūdą? Alright. Tu darai ir aš. Tiesiog. Tu ar aš. Tu. Kas čia, kodėl taip ilgai? Gerai? Klausyk, aš net nesuprantu, kodėl taip ilgai nepakelia ragelio. Tiesiog klausyk, kokia naktis ar kas? Labas vakaras. Labas vakaras. Čia Dovilė turbūt. Taip. Sveiki. Klausykit, Dovilė, jūs dirbate Kazlų Rūdoj, taip? Nu, nelabai. Jūs ne iš Kazlų Rūdos? Nu, ne iš Kazlų Rūdos. O tai jūs nedirbat kosmetologiją? Dirbu. Nu tai bet Kazlų Rūdoj jūs, ne? Nu. Nu tai jūs dirbat Kazlų Rūdoj? Nu. Nu tai jūs iš Kazlų Rūdos tada, nu tai... Bože, provincija. Klausykite, aš... Nesusisniki su dirėvne? Nesusisneku, jas. Klausykite, aš esu Giedrius. Ir aš atvažiuoju į Kazlų Rūdą. Man reikia staigiai, klausykite, tokį veido valymą. Pas mane užsiteršia nuo pudros veido valymas reikalingas. Depiliacija bas kiek aš noriu. Čia vėliau pasitarsim. Dovilė, ar jūs darote veido valymą? Ne, nedarau. O ką jūs darote iš viso? Daug ką, bet veido valymą nedarau. Nu, ką jūs darote? Ką darau? Manikiūrą, pedikiūrą. Pedikiūrą aš jau turiu. Klausykit, o tai manikiūrą, pedikiūrą, ką darat? Kaip sakot? Ką dar jūs darot? Jėzus, ašgi, klausykit, atvažiuosiu jau rytoj. Nu, aš negaliu rytoj esu užsiemus. Jėzus, tai kai, klausykit, o tai jūs, pas jūs tenais kaime kas nors dar dirba iš viso kosmetologiją ar ne? Taip, dirba. Tai kas pas jūs dirba? Daug kas. O tai veido valymą kas nors gali padaryti man ar ne? Nu, tai nuvažiuokit ir pasiklauskit kitų kosmetologų. Tai kur aš važiuosiu, ne aš tos Kazlų Rūdos jūsų prakeiktos superstos pažįstu. Tai jūs pasakykit. O kodėl aš turiu klausyti jūsų žydinėjimų dabar? Klausyk. Tai klausyk, tai jeigu aš atvažiuoju į jūsų kaimą, tai man prašyčiau visi čia ant cipačkų vaikštinėkite, o nesupranti. FM. O nesupranti. Let's Nori get back perskambinti jai? to royalty. Nemanau, kad verta. Kodėl? Tegul pasparna. Tai tu paskambink, tu dabar. Man atrodo, tu pats tas dabar dar ant viršaus užkrauti jai. Labas vakaras. Tai. Kodėl tavo mergina įžeidė? Branginybė. Taip, žinai. Taip jau tą patį gal. Labas vakaras, panelė. Na, aš neužsiemu tokiais durnais dalykais. Ne, aš tiesiog norėjau paklausti, kodėl jūs mano auksą įžeidinėjat ir numetėt ragelį. Ką padariau? Kodėl jūs, kaip čia taip švelniau užtarus, kodėl mano Juliuką jūs taip įžeidėt? Aš nieko neįžeidžiau, jūs gal įžeidėt mane. Nemeskit Giedriui ragelio, būkit geras, būkit gerai. Negaliu. Verkia dabar žmogus, nu. Tai tegul dar mamai pasiskundžia. Palaukit sekundį. Giedrutė, ateik, pakalbėk. Pasakyk tai kaimietė, kad aš tai nebedar šnekėti. Normaliai mergaitė kalba, ateik, Giedruži. Pasakyk, panelė. Isterikas gėjus. Man žinok, esu susidūręs su, nežinau, su daug jų. Gėjų misterička? Jo, ir kiekvieną kartą taip juokinga būna, nes man yra vienas iš juokingiausių dalykų, tai kaip būna tas toksai moteriškas gėjus ir dar isterikas. Tai čia yra, nu visiškai. Ir dar jeigu girtas... Čia Ką tu tau manai? Paklausyk, tu čia galvoji, kad tu keksė man... Ir dažniausiai ant mergų, žinai, tu čia galvoji, kad tu keksė man paaiškinti. Čia aš čiulpt nemoku, čia tu čiulpt nemoki, keksė. Čia aš čiulpt nemoki, čia tu čiulpt nemoku. Palauk, ne taip.